Labas vakaras. Seimas leido Neringą Venckienę traukti baudžiamojon atsakomybėn, apklausti ar net suimti. Venckienė skelbia paliekanti teisėjų luomą ir traukianti į politiką. Plačiau Martas Kalendra. Paryčiai susirinkusi Seimo komisija galvosūkį dėl Venckienės įsprendė gana greitai. Prieš savaitę pasitraukus Evaldui Lementauskui, komisijoje liko 11 parlamentarų. Sprendimas dėl Kauno teisėjos likimo priimtas vos vieno balso persvara. Jeigu gerbiama teisėja Neringa Venckienė neatsidurs, kur atsiduria kai kurie žmonės, tai yra Panevėžyje, atitinkamuose namuose. Jeigu nesulauks bausmės, o tiesiog garbiai iškėlus galvą, duos atsakymus teisėsaugai, įrodys savo nekaltumą, aš kviečiu ją kandidatuoti Klaipėdoje, Baltijos vienmandatėje apygardoje, kur aš esu įsikėlę savo kandidatūrą į Seimo rinkimus. Galėčiau pasakyti taip, kad Jurkevičius man ne konkurentas. Nei jo veidas, nei jo veiksmai nesudaro pagrindo abejoti, ar jis ar aš būsiu išrinktas. Tai pasiruošęs žurnalistams kalbą, tai dar kartą, jis man tikrai ne konkurentas. Kai kurie komisijos nariai Venckienę bandė išgelbėti bent jau nuo arešto. Mes apstulbinti dėl to, kad nedavė balsuoti alternatyvos be žodžio suimti. Pavyzdžiui, kai mane traukė baudžiamojon atsakomybėn ir Seimas sutiko, tai be teisės suimti. O šiuo atveju pirmininkas padarė viską, kad tokio balsavimo net nebūtų. Vėliau pagrindinį sprendimą, panaikinti Venckienės neliečiamybę ar ne, sprendė visas Seimas. Dar prieš posėdį Kedžio šalininkai parlamentarų palaikymą bandė užsitikrinti gąsdinimais. Tai tie kauniečiai, kurie rinkti, žinokit, jumsgi grįžti reikės į Kauną. Kaunas labai piktas. Patikėkit, tie žmonės, kurie jūs rinko, vastovi Žaliakalnį irgi moteriškė, dukra. Žinokit, labai pikti esam. Seimas yra tikrai pavydėtina situacija. Kokį sprendimą tai bepriimtų, teisėja Venckienė išeis nugalėtojai, triumfuos. Jei Seimas pritars naikinti jos imunitetą, ji bus kankinė. Jei nutarsime naikinti, ji bus nugalėtoja ir į jos rėmimo gretas įsijungs ir Seimas. Ir klausiu, kas sukūrė tokią situaciją? Ir atsakau, pirmiausiai tą situaciją sukūrė prezidentė. Vos 2 balsų persvarą Venckienės neliečiamybę Seimas atėmė. Už tai balsavo 73 parlamentarai. Po tokio sprendimo Venckienė nusprendė pasitraukti iš teisėjos pareigų. Bet iš esmės man jokio skirtumo, nes aš jau buvau apsisprendus, kad aš po dienos ar 2 pati parašysiu prašymą išeiti iš teisėjų pareigų. Tai aš iš esmės tai tik laukiau pasižiūrėti balsavimą. O su kuriuo sąrašu? Su Drąsos kelio ar su Lietuvos? Tai Drąsos kelias bus pagrindas formuoti Lietuvos sąrašą. Ar tai gali būti, pavyzdžiui, koalicinis sąrašas? Ne, Drąsos kelias bus pagrindas formuoti Lietuvos sąrašą. Ar jūs vadovausite šitai partijai? Tai partijai nežinau, bet formuojant sąrašą, tai aš tikrai vadovausiu. Teisėja dabar galės būti teisiama dėl trukdymo antstoliui, pasipriešinimo pareigūnams, nepagarbos teismui, teismo sprendimo nevykdymo ir piktnaudžiavimo globėjos teisėmis. Martas Kalendra, Vidmantas Beržinis, Remigijus Pakėnas, LNK žinios, Vilnius.